Sveiki visi. Penktoji diena mūsų Barcelonoje. Turiu tokią laisvą, kaip pasakyti, atkarpą laiko. Netgi šeima yra labai pavargusi iš pamaudynių pirmoji dienos pusėje. Tai galiu tiesiog įrašyti keletą video epizodų. Tai dabar pirmiausia norėčiau ką dabar pakalbėti šitam video epizode, tai apie Ispanijos ekonomiką. Tai yra irgi pakankamai įdomus dalykai. Manau, kad kažką ir nuo savęs pridės ir tiesiog iš to, ką esu pats pasiruošęs dar kokios teorinės medžiagos, vadinkim. Tai Ispanijos mokesčių sistema yra gana sudėtinga ir apima kelias rūšis mokesčių, įskaitant PVM, pelno mokestį ir daugelį kitų. Tai PVM yra vienas iš svarbiausių Ispanijos mokesčių rūšių ir yra taikomas visiems prekių ir paslaugų pardavimo sandoriams. Čia PVM dydis yra 21%, tačiau palankios sąlygos galioja specialiems sektoriams, tokiems kaip turizmas ir kultūros pramonė, kuriems taikoma sumažinta 10% PVM tarifo norma. Tarp kitko, mes irgi, kai apsipirkinėdavom, tai galiu pastebėti keletą dalykų, kad ant čekių irgi matėsi iš tikrųjų ir 21% ir 10%. Kartais netgi tam pačiam čekyje būna tiesiog nurodyta, matyt, tam tikrom prekiam pritaikė 21, tam tikrom 10% ir tiesiog vienam čekiui viskas būna jau sufiksuota. Taip pat Ispanijos pelno mokestis yra taip pat žinomas kaip korporacinis mokestis, yra mokesčių rūšis, kuri taikoma visų įmonių pelnui. Šis tarifas yra 25% nuo įmonių pelno. Apie kitus mokesčius gal labai nesiplėsiu, kurių yra tikrai nemažai, tačiau paminėsiu tai, kad Ispanijos mokesčių sistema yra sudėtinga, susidedanti iš daugelio mokesčių rūšių ir galiojanti pagal vietos ir nacionalinius teisės aktus. Dar ką įdomaus pastebėjau, kad kortelėmis iš esmės yra galimybė atsiskaityti beveik visur. Iš esmės, kur tu bepirktum, ar tu ten kokioj didesniai parduotuviai, ar tu būtum tiesiog paprastoj užkandinėje, ar tiesiog ten, kur, pavyzdžiui, kad ir prie to paties Montserrat vienuolyno buvo ten įsirengę tokios kaip turgavietės, vadinkim. Tai irgi ten lygiai taip pat visi turėjo kasos aparatus. Ir tuo pačiu ten buvo galima, žinoma, kaip ir sakiau, atsiskaityti kortelėmis. Ir dar vienas toks įdomus pastebėjimas, ko, pavyzdžiui, Lietuvoje man dar nelabai teko matyti, kad galbūt ateis tai pas mus kasos aparačiukai yra tokie, na, nežinau, gal jie modernesni tikriausiai, lyginant su tuo, kokius mes įpratę matyti pas mus prekybos centruose, tarkim, ar kažkur kitur. Tokie atrodo kaip tarsi mobilūs telefonai, tik tokie gal šiek tiek storesni ir ten, žinoma, galimybė yra priliesti kortelę. Tai toks įdomus dalykas. Dar kas įdomu yra, kad visada ispanai, kurie čia prekiauja, na, katalonai, nežinau kaip juos pavadinti, turbūt ispanai gal, ar ne? Tai jie, kai tarkim, tu jau eini susimokėti už savo prekes ir nuolatos paklausia, ar tau reikės čekio kopijos. Tai tiesiog tada, jeigu sakai taip, tada reiškia, jie atsispausina savo vieną egzempliorių ir tada duoda tau vieną. Jeigu tu sakai, kad nereikia, viskas tvarkoja, tai tada jie tiesiog savo atsispausina ir viskas. Tai tokie įdomus dalykai apie Ispanijos mokesčius, apie ekonomiką, kitaip tariant. Tai šiaip jeigu, žinoma, kažkokios informacijos norėsite, tai pasiskaitykit, kažkur tikrai rasite. Tai čia taip tiek trumpai glaustai būtent apie šitą dalyką ir iš savo pozicijos tiesiog papasakau, ką pastebėjau. Tai sėkmės visiems ir susitinkam kitam video. Iki.